laikantis sveikos gyvensenos principų, laiku nustatant ir koreguojant rizikos veiksnius, insulto riziką galima sumažinti 80%. Bet buvo tiesiog pasakyta, jeigu nieko nedarysit, tai ir gulėsit lovai. Reiškia, daugiau nebeapsitarnausit nieko. Vis tiek žmonės dažnai linkę perkelti atsakomybę už savo sveikatą gydytojui ar kažkam kitam. Sistemai, taip. Sistema neveikia, gydytojas nekompetentingas. Nes mes galime jį labai priedukuoti reabilitacijos įstaigoje, grįžta namo, kur yra kita tvarka ir ten jau tas elgesys nebesitęsia. Ir nurašyti, kabutėse, visko genams arba prigimčiai tikrai negalime. Judėjimas turi be galo svarbią reikšmę nervų sistemai. Viena, galima sakyti, maitina smegenis, nes judant hemodinamika, kraujospūdis didėja, smegenys gauna daugiau šviežio kraujo su deguonimis, su gliukozė, su kitom maisto medžiagom. Nereikėtų vaikų laikyti šiltnamio sąlygose, nes dabar daug kas būna super tėvų, kur tik tai saugot, jokių, kad neparkristų nieko. Smegenys iš to mokosi, turi eiti vaikas, kristi, ropoti, viską patirti, kad jisai būtų daug atsparesnis vėlesniam laikotarpiui. Labai svarbu ne tik kažkokios medžiagos kiekį padidinti, bet nemažiau smegenims svarbus yra ir balansas. Ir kai miego trūksta, tai ne tik, kad mes esame pavargę, sudirgę irzlus ir galvą skauda. Tai reiškia, kad ilgainiui mūsų smegenyse kaupiasi tai, kas vėliau gali sukelti netgi Alzheimerio ligą. Dar vienas aspektas, kad smegenys išmoksta to atlygio reikalauti vėl ir vėl. Kaip aš dabar išgyvensiu dar vieną dieną be telefono? Taigi didžiausia bausmė turbūt neretam mūsų jaunajam piliečiui. Mes formuojame priklausomybę, nes mes tų neigiamų emocijų pajusime nuolat ir mums reikia išmokti sveikų būdų nusiraminti. Nes jei nebus ekrano, aš raminsiuos alkoholio, aš raminsiuos kažko, nes aš pats iš savęs nesugebu nusiraminti. Labadiena, mano vardas Kęstutis. Ir jūs stebite tinklalaidę Ilgaamžiškumo pasas. Mes dažnai kalbam apie smegenis lyg apie kažką, kas tiesiog veikia. Bet ateina diena ir kažkas nebeveikia taip, kaip turėtų veikti. Insultai, demencijos, galvos skausmai, galvos svaigimai, įvairūs atminties sutrikimai, Parkinsono liga ir taip toliau ir taip toliau. Ar galime šitų ligų išvengti, ar bent jau sumažinti jų riziką? Man šitomis temomis šiandien padės kalbėti mūsų svečiai. Ramunė Dirvanskienė, Vilniaus universiteto psichologijos instituto neuropsichologė. Taip pat dalyvauja profesorius Dalius Jatužis, gydytojas neurologas, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto dekanas. Ir Daumantas Bitinas, Eglės sanatorijos kineziterapeutas, 7 metai įrodinėjantis, kad fizinis aktyvumas padeda nervų sistemai. Kągi, tai šiandien atsakysim į tokius klausimus, kaip pavyzdžiui, jeigu žmogus nieko nedarytų, kokios smegenų funkcijos sutriktų pirmiausia? Kaip fizinis aktyvumas gali padėti sumažinti daugelio nervų ligų riziką arba riziką sirgti jomis. Gal paliesim su gerbiamos Ramunės pagalba ir tokią temą, kaip, tarkim, mūsų stiprus psichologinis atsparumas gali padėti išvengti kai kurių nervų sistemos ligų. Tai pirmas klausimas, rinkitės, kas norėsit pasisakyti visiems. O kodėl svarbu išsaugoti nervų sistemos sveikatą? Svarbus organas tos smegenys, nepaprastas, bet tikrai svarbus ir nėra jį labai lengva išoriniu būdu pakeisti. Nėra, kad įmontuosime naujas smegenis, kurios veiks kaip geras protezas. Transplantacijos kol kas dar negalim padaryti. Kol kas neturim geresnio būdo negu išsaugojimas. Na ir smegenys mūsų kompiuteris, kaip bebūtų, smegenys sudaro
paskaičiuota apie 85 milijardai neuronų, tai mūsų žiniomis visatoje dabar žmonija žino apie 100 milijardų galaktikų, tai aš manyčiau, kad smegenys gali būti ir palyginamas kaip galaktikų tinklas, kaip super kompiuteris, kuris iš esmės sąmoningai ir nesąmoningai reguliuoja viso mūsų organizmo veiklą. Daumantai, kodėl svarbu? Be smegenų mes nevalytume nieko. Smegenys atsakingos už mūsų funkciją, už pojūčius. Tai jeigu blogai, tai negyventume. Na įdomu. Yra tokia tema ilgamžiškumas, kaip ir šitos tinklalaidės vienas iš raktinių žodžių. Bet kai kalbam apie ilgą gyvenimą, turbūt kalbam apie gyvenimą, kai dar supranti, kas esas, ką čia veiki, kuo užsiimi. Aš pavardinau keletą labai rimtų nervų sistemos ligų. Noriu pirmiausia profesorių Dalių klausti. Tai vis tik, ar yra kažkokia prevencija? Ar žmogus, dar nepatyręs tų būsenų, sindromų arba susirgymų, gali kaip nors savo padėti turėti kuo daugiau sveiko gyvenimo metų? Trumpas atsakymas tikrai taip. Kalbant apie konkrečias smegenų ligas, kurių yra labai daug, kai kurios gali būti labai gerai valdomos, reiškia, mes galime tinkamai gyvendami iš tiesų sumažinti riziką susirgti šiomis ligomis ir labai stipriai. Pavyzdžiui, yra tikrai žinoma, kad laikantis sveikos gyvensenos principų, laiku nustatant ir koreguojant rizikos veiksnius, insulto riziką galima sumažinti 80%. Kitų ligų, tarkime, Parkinsono ligos, epilepsijos atveju riziką mažiname mažesnių laipsnių. Tačiau kalbant apie bet kurią ligą, visgi mes galime padaryti labai daug, mažindami riziką. Kaip sakoma, visiškai 100% eliminuoti to šanso turbūt neįmanoma, tačiau jeigu mes kalbame apie tai, kad 4/5 ar 3/4 ar trečdaliu galima sumažinti tikimybę susirgti, tai darykime tai. Tikriausiai visi viską žino. Tikrai ką reikia daryti Deja. ir kaip reikia daryti. Deja. Mano toks klausimas, gal jis labiau tiktų pabaigai, bet vis dėlto norėčiau klausti iš psichologinės pusės, tarkim, gerbiama Ramunė. Motyvacija. Juk ligos, mes dabar norim apie jų prevenciją kalbėti, ne apie ligas, bet vis dėlto tikimybė jų su amžiumi didėja. Ir aš taip pastebėjau, kad vyresnio amžiaus žmonėms kartais pristinga motyvacijos kažką keisti, pradėti kažką daryti, ko nedarė visą gyvenimą. Kaip iš psichologinės pusės jūs laikytumėt? Ar tai tiesa, kad motyvacijos, o gal patarsit, kaip tą motyvaciją pažadinti? Tai platus klausimas. Motyvacija pirma ateina iš supratimo, kas su manim vyksta, ką aš galiu padaryti, kas bus ateityje. Tai pirmas sveikatos raštingumas gerai didina motyvaciją, tai yra viena iš priežasčių, kodėl aš parašiau savo knygą ir kaip tik vakar pradėjau skaityti Gyvenimas po insulto, jūsų grupės knygą, nes būtent žinojimas, ką reikia daryti ir labai yra didelis veiksnys. Pirma, kada man ateiti pas gydytoją, kaip man suprasti, ką man gydytojas sako, ką man po to daryti. Jeigu aš viso šito nežinau, tai man bus sunku motyvuotis. Kita yra, jau mes labiau periname iš sveikatos raštingumo į psichologiją, ką man viso to reikia. Ta motyvacija, kurią mes galvojam, kad žmonėms suteiksime, kartais skiriasi nuo mūsų motyvacijos. Ir apie tai mes daug mokome psichologus motyvacinio interviu technikoje, kad padėti pacientui atrasti jo motyvaciją. Ir kartais labai nustembi, kad jo motyvacija būti sveikam, ji gerokai skiriasi nuo to, ką mes nuspėtumėm, kas galėtų būti jo motyvacija. Tai dažnai žmonės nori būti sveiki dėl savo anūkų, ne dėl savęs, jie nori būti sveiki dėl kažkokios veiklos, kurios jie nepadarė, o ne vien dėl pačios sveikatos, tai čia jau galime lysti giliau apie tai, kas motyvuoja žmonės ir laikytis tų dalykų. Tai žinojimas, ką daryti, ir po to jau motyvacija jau čia visai kita tema nuo žinojimo, ką daryti. Raktažodis daryti. Visi čia gali būti edukuoti, daug pasiskaitę, seminarų išklausę, tačiau kai reikia daryti.
Daugmantai, ar pats savo darbe, kadangi kineziterapeutas gydo fiziniu judesiu, susiduri su ta problema, motyvacijos nebuvimas ir ką darai tokiu atveju? Viena dažna problema yra, kad motyvacija, nors man tai yra žmogui lengva padėti, bet žmogui, kad įtikinti, čia yra problema. Tai turėjau vieną pacientą, kur yra kraujagyslinė demencija ir nieko nedirba, nedaro, tiesiog lovai guli. Ir kad įtikint, reikėjo praeiti daug etapų, bet buvo tiesiog pasakyta, jeigu nieko nedarysit, tai ir gulėsit lovai, reiškia, daugiau nebeapsitarnausit nieko. Tik va šitas pasakymas smegenyse užsivedė ir pradėjo dirbti. Tai reguliariai užsiėmiau, sportavom ir dabar galiu džiaugtis, kad šiai akimirkai pilnai apsitarnauja save ir gali toliau tęsti savo gyvenimą. Taip, profesor. Čia dar aš paantrinčiau irgi, jeigu mes kalbam apie ligas, pavyzdžiui, pacientai po insulto, jie dažnai turi depresinių simptomų, turi tokį negatyvizmą, turi nenorą užsiimti reabilitaciją ir taip toliau, bet tai turbūt jau yra padiktuota pačios ligos, smegenų pažeidimo, biochemijos pakitimų smegenyse. Bet jeigu mes kalbam apie dar nesusirgusius asmenys, kurie gal turi riziką, bet jie dar nieko nesirgo, vat kaip juos visgi įtikinti, kad dažnu atveju jie yra pagrindiniai savo sveikatos šeimininkai ir savininkai. Būtent jie turi augdyti tą sveikatos kultūrą, supratimą, ko dėja, pas mus stokojama, aš manyčiau. Vis tiek žmonės dažnai linkę perkelti atsakomybę už savo sveikatą gydytojui ar kažkam kitam. Sistemai, taip. Sistema neveikia, gydytojas nekompetentingas, o tuo tarpu nutukimas, fizinio aktyvumo stoka, nuolatinis stresas, skubėjimas, socialinių ryšių sutrūkinėjimas, taigi nuo žmogaus priklausantis dalykai. Iš jūsų girdžiu vieną dalyką. Kuo smegenys labiau serga, tuo mes apie tai mažiau suprantam. Motyvacijos temą mes vis dar sugrįšim, bet dabar man būtų įdomu pakreipti pokalbį į tai, kaip mūsų smegenys kūrė mūsų elgesį. Kaip ten bebūtų, mūsų nervų sistema veikia, pataisykit mane, jeigu supaprastinsiu labai, bet dėl dviejų priešingų procesų – sužadinimo ir slopinimo. Ir tų dviejų procesų įtakoje yra tam tikras balansas ir nervų sistema turi įrankiną, kaip reaguoti į aplinką. Galim tai pavadinti išlikimo strategijų, bet jūs man dabar pasakykite, kaip atsitinka taip, kad žmogus priima vienokį ar kitokį sprendimą? Tai, kad priimtum sprendimą, tu turi pirmą apie tą sprendimą žinoti, tai ateina daug iš patirties ir čia mes jau einame į įveikos strategijų, į patirčių, kokius aš mačiau pavyzdžius, kaip yra tvarkomasi, kokios yra mano žinios apie tai, ką reikia daryti. Kokie yra mano nusiraminimo būdai, ar aš nusiraminu su alkoholiu, ar aš nusiraminu, kokios yra mano įveikos strategijos, tai daug nuo to priklauso ir daug ką žmogus atsineša į kabinetą, čia aš jau kalbu labai kaip psichologė, bet kokį sprendimą priims labai priklauso nuo jo ankstesnių patirčių, nuo jo žinių apie sveikatą, nuo galiausiai jo šaltinio. Dabar vis daugiau literatūros jau kalba apie socialinį rezervą, apie tai, ar jis turi žmonės, kurie jo pasirūpina, ar jis turi, kokie jo santykiai, nes mes galime jį labai priedukuoti reabilitacijos įstaigoje, grįžta namo, kur yra kita tvarka ir ten jau tas elgesys nebesitęsia. Tai dabar vis daugiau yra dėmesio būtent tam socialiniam ratui skiria tiek protekcinė jo prasme, kiek mus apsaugo ir padeda mus ilgiau išlaikyti, tiek jau gyvenimui po diagnozės, ar tas gyvenimas bus pilnavertis, ar jis bus palaikantis, ar jis bus palankus visam tam, ką gydytojai nori daryti. Tai dabar vis daugiau aš ir pati skaitau ir vis daugiau literatūros išeina būtent apie tuos socialinius aspektus ir kaip mes galime stiprinti bendruomenės, kaip mes galime per pagalbą šeimai padėti pacientui, nes ypač jeigu mes kalbame apie smegenų ligas, kur jau nukenčia ir asmens veiksnumas, tai jau daugiau mes jam padėsime per pagalbą šeimai. Gerai, norėtųsi dar vis dėlto pabūti toj pusėje, iki ligos. Kalbat apie aplinkos įtaką. Bet jeigu aš sakysiu, mano tokia prigimtis.
kaip vienas viršsvorį turintis žmogus sakė, mano stambus kaulai. O gal aš esu iš prigimties, tarkim, tam tikro tipo turiu charakterį, man sunku tvarkytis, aš esu labai jautrus, todėl gyvenimas mane per daug spaudžia. Vis dėlto nuo ko tai priklauso? Kiek yra prigimtis, genetika, kiek yra Ramunės minima aplinka, kad ir polinkis fiziškai, tarkim, sportuoti. Vieni sportuoja, kitiems tai yra iššūkis, treti iš vis nesuteikia tam reikšmės. Tai, kolegos, jūsų nuomonė, kiek genetika lemia, kad mūsų, tarkim, ir intelektas, ir tam tikri sprendimai, ir tam tikros pasiekmes yra tokios, kokios yra. Lemia iš tikrųjų daug ir nurašyti, kabutėse, visko genams arba prigimčiai tikrai negalime. Be abejonės yra ligų, kurios paveldimos tam tikrais paveldėjimo būdais, autosominiu dominantiniu, kai tam tikras genas iš tikrųjų kaip ir programuoja, kad žmogus susirgs tą ligą. Bet netgi ir tais atvejais, net ir tuo met aplinka gali keisti, kada susirgsime anksčiau ar vėliau ir kokio sunkumo bus liga, lengvesnė ar sunkesnė. Ir žymiai daugiau yra ligų, kurios, pagal prigimtį, pagal genus turi tik polinkį, tikimybę didesnę, riziką didesnę turi žmogus susirgti tą ligą. Bet ar jis susirgs ar ne, ar anksčiau ar vėliau, tai labai lemia aplinka, rizikos valdymas, lėtinis stresas, socialiniai ryšiai ir bendravimas, žodžiu, ta plačiaja prasme vidinė ir išorinė aplinka gali labai stipriai įtakoti genus ir tą, vadinkime, jų nuosprendį ar tiesiog polinkį didesnį susirgti vieną ar kitą ligą. Bet paimkim, kad ir iki gimimo, ar yra veiksniai, kurie nulemia, koks bus mano intelektas, kokie mano bus polinkiai, sugebėjimai, o galų gale predisponuotos ligos iki gimimo, nėštumo laikotarpio. Kas gali paveikti mano nervų sistemos sveikatą? Tai daug kas paveikia, mes esame įpratę galvoti apie mamą, bet ir ką tėtis veikia iki gyvybės užsimezgimo, taip pat svarbu ir nuo tėčio sveikatos veiksnių priklauso, bet aišku, žinoma, daugiau nuo mamos sveikatos, mamos ligų, mamos vartojimų vaistų, mamos fizinio aktyvumo nėštumo metu, fizinio leliuko aktyvumo pirmosiom gyvenimo dienomis ir mes, kai žiūrime, kas yra pagrindiniai veiksniai nulemiantis tą smegenų rezervą, tą atsparumą, ar tu susirgsi ar ne, tai didesnis smegenų tūris, geresnis neuronų veikimas, didesnis sujungtumas, tam užduoda nemažai dar procesai vykstantis gimdoje ir tikrai mamos dabar vis daugėja apsauginio poveikio, kurį turi mamos fizinis aktyvumas, jeigu mes kalbam apie smegenų atsparumą ligom, jau taip anksti prasideda, jau dar gimdoje. Ir, tarkime, mes žinome tik tai, ką mes turime duomenų. Registrai tik turtingėja ir ateityje mes žinosime tik daugiau, bet jau dabar renkasi duomenis apie vaikystėje persirgtas ligas, vaikystėje patirtas traumas, įvairius sutrikimus smegenų veiklos vaikystėje ir mes jau matome, kaip tai išsireiškia vyresnėme amžiuje ir su laiku mes turėsime tik daugiau informacijos ir aš manau visa šita ankstyvosios prevencijos dar gimdoje tema, jinai tik tai dar plėsis. Kai dirbau Neuromokslo institute, esu nekartą sulaukęs tokių klausimų iš jaunų tėvų, kad o tai galim mes ką nors padaryti, kad tas vaikas protingesnis gimtų? Ar gali ką nors padaryti? Tai iš tos įdomiosios neurologijos, apie ką paminėjote, neurogenezė, iš tikrųjų mokslas žino, kad didžiausias kiekis neuronų yra būtent dar tam intrauteriniam periode, dar negimus, jų yra milijardai. Bet pats vienas neuronas, jis mažai ką veikia, jis turi turėti ryšį su kitais neuronais, tik neuroniniai tinklai efektyviai kontroliuoja visas funkcijas, apie kurias mes kalbėjome. Tai ar tas užsimezgęs, susiformavęs neuronas ar ras savo vietą smegenyse, ar jis taip ir apmirs, nes daugybė neuronų neradę vietos, jie, galima sakyti, žūna arba nunyksta ir naujagimis jų nebeturi. Tai būtent ta sinaptogenezė arba tų jungčių tarp neuronų susidarimas, kuris prasideda būtent dar iki gimimo netgi, labai svarbu ir čia,
Ar tėvai gali ką padaryti? Tai pirmiausia, turbūt nežaloti to užsimesgusios gyvybės. Neįsikišti pernelyg nežaloti. Čia aišku būna ir kitokių perlenkimų, kai tėvai nėštumo metu, nežinau, jau ten matyti, tikėdamėsi, kad atneš labai didžiulę naudą būsimam kūdikiu, jie galbūt persistengia kitą kartą, tai iš tikrųjų to gal nereikia, bet kad neįsikisti nežaloti labai svarbu, kad tie užsimezgę nauji neuronai surastų savo vietą, jungtis su kitais kaimynais savo ir pradėtų funkcionuoti. O vėliau jau po gimimo įsijungia kiti visi dalykai, aplinka, mokymasis. Taigi būsimos mamos pradžioj nepakenkim. Mes turim gamtos duotą labai galingą užtaisą, genetiškai sąlygota nervų sistemos vystimasi, bet tam tikra edukacija, neuroedukacija ir supratimas, kada kas vyksta, gal padėtų to būsimo mūsų piliečio nervų sistemos sveikatai. Bet aš Domanto noriu paklausti, tai ar reikia būti fiziškai aktyviai? Iki kada? Ir gal čia kiti galit papildyti vis dėlto, ką daryti? Reikia, tai faktas tikrai reikia, ypač preso, kad galėtų būti, jeigu stiprus, daug lengviau moteriai bus pagimdyti. Šiaip fizinis aktyvumas, kuo tu būsi sveikesnis ir pajėgesnis, tuo tau lengviau bus toliau. Kitaip sakant, dar prieš nėštumą turim pagalvoti apie savo fizinę kondiciją. Taip. Gerai. Apie judėjimą, jeigu galima, tai pasakysiu, kad judėjimas turi be galo svarbią reikšmę nervų sistemai. Viena, galima sakyti, maitina smegenis, nes judant hemodinamika, kraujospūdis didėja, smegenys gauna daugiau šviežio kraujo su deguonimis, su gliukozė, su kitom maisto medžiagom, suaktyvėjus kraujotakai ir išsivalo geriau. Tai vienas dalykas, kitas žinomas faktas, kad judėjimas skatina neuroplastiškumą. Tai yra būtent tų miegančių sinapsių jungčių pažadinimą, smegenų dalių gebėjimą perimti kitų kaimininių smegenų sričių funkcijas, tas ypatingai svarbu po įvykusių sunkių pažeidimų smegenys ir panašiai. Ir autonominė nervų sistema taipogi ugdo. Ir tiesiog labai paprastai tariant yra įrodyta, kad judantis žmonės ir judėjimas yra gera profilaktika tiek insulto, tiek širdies kraujagyslių sistemos ligų, tiek netgi neurodegeneracinių susirgymų. Pavyzdžiui, tikrai žinoma, kad palaikantis nuolatinį fizinį aktyvumą rečiau serga Parkinsono liga, rečiau serga demencijomis, įskaitant Alzheimerio ligą ir kitomis ligomis. Prieš nueinant prie ligų, jų tikimybė, kaip sakėm, yra susijusi su amžėjimu, su amžiumi mūsų. Norėčiau dar tam jaunam amžiui pabūt. Ir apie tą patį judėjimą, ir apie tą patį rezervą. Ramune, tai iš tikrųjų, o kaip sukaupti tą resursą, tą atsparumo resursą, kuris mums bus labai reikalingas gyvenime. Tai kas yra nuo kūdikystės, ankstyvos vaikystės, jaunystės labai svarbus dalykai, kurie galėtų sukaupti mums tam tikrą bagažą, kad vėliau mes būtume atsparesni. Tai šią temą daug dirba Jakovo Sterno grupė ir man labai patinka kasmet sekti jų publikacijas, nes kaip tik visų metų apžvalgos straipsnis išeina apie Velykas ir čia prieš porą dienų išėjo jų naujasis. Tai jų grupė vis tobulina rezervo teoriją ir labai smagu žiūrėti, kaip jie juda su savo apibrėžimais. Tai pirmiausia prasidėjo atsparumo apibrėžimas nuo biologinių procesų, koks yra smegenų tūris, kaip tos smegenys veikia, kad jos žalai yra atsparesnės. Tai jie tai vadina biologiniu rezervu ir jo didžiąją dalį mes sukaupėme labai anksti raidoje. Tai didelė dalis gimdoje ir pirmieji metai po gimimo. Taip. Čia norėčiau gerai suprasti, pasitikslinti. Palaukit, tai jeigu smegenų tūris yra mus saugantis veiksnys, tai kodėl gamta nepadarė taip, kad mūsų, tarkim, galvos ir smegenys nėra dvigubai didesnės negu dabar. Tai kad atrodytų atrankos procesas turėjo sąlygot, kad užsiaugintume smegenis didesnius už mūsų natūralius priešus. Kaip moteris nenorėčiau gimdyti vaiko su dar didesnė galva. Aš čia ir norėjau paminėti, kad visi prisimintų, kad gamta tam tikrus turi labai mechanizmus subalansuojančius. Vis dėlto, kas nulėmė, kad nervų sistemos vystimasis evoliucijos, jeigu ėjo tokiu keliu, kokiu ėjo, tai moters klubų plotis.
gamta jautė, kad smegenų tūris tai yra labai geras dalykas, bet vis dėlto riboja kaukolės apimtis, moters dubens anatomija ir taip toliau. Taigi, atsiprašau, kad nutraukiau, biologinė, reiškia, linija, kai mes galim turėti tam tikrą didesnį resursą. Kas dar, ką tie mokslininkai sako? Taip, tai didelį veiksnį tam biologiniam rezervui, kaip tos pačios smegenys susirėdo, kaip jos funkcionuoja, turi iki gimdymo laikotarpis ir pirmieji metai raidos. Tai vieni sako iki 3 metų, kiti sako iki 4 ar 5 yra tas rezervas, kur smegenys yra suformuojamos, kaip jos vėliau gyvenime veiks. Kitas yra smegenų tvarkymasis arba brain maintenance, tai yra kaip jos funkcionuoja, kaip jos gali biologiškai išsivalyti nuo žalos. Tai tarkime, vieni patyrę insultą, jų smegenys geriau susitvarko su tom pasiekmėm, ar jeigu jie susiduria su oro tarša, yra atsparesni kiek jai. Čia yra jau labiau gyvensenos dalykų nulemta. Ką tu valgai, kiek tu judi, ar rūkai, ar alkoholį vartoji, tokie veiksniai, čia jau mes galime daugiau kontroliuoti. Šitas turi didelį svorį per visą gyvenimą, ypač gyvenimo viduryje. Nes kokia yra mūsų gyvensena gyvenimo viduryje, vėliau užduos tą trajektoriją, kaip prastės po šio etapo. Kiti. Tai aš norėčiau žmonių kalba, gerai, gyvensena. Tai ką aš ten turiu iki 20, iki 30 padaryti arba daryti tokio, kad mano tie, reiškia, smegenų palaikymo mechanizmai funkcionuotų gerai arba geriau negu vidutiniškai. Tai kas tas yra gyvensenoj? Jeigu tokio mes kalbam, tai čia tai, ką dauguma žinome, fizinis aktyvumas, mityba, ir čia mes labiau fokusuojamės apie 30-40 gyvenimo metus, nes tai yra amžius, kuomet yra ta trajektorija apsprendžiama. Vėliau kiti 2 veiksniai, apie kuriuos pastaraisiais metais vis daugiau kalbama, yra psichologinis ir socialinis rezervas. Tai psichologinis rezervas yra labiau gebėjimas, ką aš darau, kai man nutinka nelaimė, kaip aš su to tvarkausi, kokios mano įveikos strategijos, ar aš esu save laikantis veiksmingu, kad štai man dabar įvyko nelaimė, ar tai būtų liga, ar tai būtų trauma, ar tai būtų kažkoks kitas dalykas, kaip aš su to susitvarkau. Čia jau per visą gyvenimo liniją eina, tai protiškai stimuliuojančios veiklos, asmens išsilavinimas, intelektas, tokie veiksniai per visą gyvenimą kaupėsi. Bet jūs paminėjote, atsiprašau, aš vis įsiterpiu, socialinį aspektą. Tai iš kur mano tos strategijos atsiranda? Teko skaityti, kad vis dėlto labai nulėmė būtent ankstyvos vaikystės socialinė aplinka, ypač šeimoje. Jeigu aš turiu mane labai besąlygiškai mylinčius ir palaikančius tėvus, arba labai artimą kažką suaugusį. Berniukams tai galėtų būti ten pirmas treneris ar kažkoks tai krikštatėvis ar dar kažkas autoritetas, kuris mane palaikinėja, nors aš darau nesąmonės, einu klumpu, bet manimi tikima ir pasitikima. Sakoma, kad tai nulėmė irgi tam tikrą mano besiformuojantį atsparumą. Tai ar čia jūs sutinkat su tuo, kad tai turi rolę faktas, bet procentiškai kiek aš negaliu atsakyti, nes mes šią informaciją, kai mes galime ją matuoti, kai mes turime tų duomenų, mes tuomet galime suvesti į tos procentinius modelius ir žiūrėti, kaip tie pasiskirsto dalykai. Tai labai daug ko, ką mes žinome, kas galimai labai nulėmė gyvenimą, kaip jūsų pavyzdys, mes neturime duomenų bazėse. Tai aš manau, kad po truputį kaupiantis tiem duomenim ir modernėja tos sekimo technologijos, dabar daug duomenų surenkama ir per išmaniuosius prietaisus ir susintegruoja su visom tom duomenėm, tai aš manau, visi šitie atsakymai jie dar tik ateis. Ir tas socialinis, psichologinis, manau, jo reikšmė dar plėsis. Papildyti kažką. Aš tai jokių būdų nenoriu nutraukti, tai tikrai papildyti norėčiau. Iš tiesų, duomenų gal mes dar neturime, kiek lemia socialinė aplinka ir tos ankstyvos patirtis, bet iš neuroanatomijos ir iš neurochemijos pusės, tokio neurobiologinių požiūrių, tai labai svarbu, kadangi pozityvios teigiamos patirtis, tarkime, jaunystėje, paauglystėje, vaikystėje, jos chemiškai skatina oksitocino išskyrimą, dopamino ir taip toliau.
O tuo tarpu koks nors ten neigiamos patirtis, stresas ilgalaikis ir taip toliau, ten kortizolių perteklius, lėtinis stresas, jos veikia neigiamai smegenys, blogina atmintį, dėmesį ir taip toliau. O smegenys labai linkę mokytis iš praeities ir gali būti, kad tiesiog mes nesuvokdami to vėliau, reiškia, prisimena mūsų smegenys tas buvusias patirtis ir tai, kas teikia tokį pozityvų malonumą ar atlygį, tai tuos dalykus mes žymiai geriau priimame, o tuo tarpu prisimindami kažkas, kas buvo ten blogo, chemiškai netgi, chemiškai ir sinapsių lygyje, vėliau to galbūt ir vengiame. Ir dar iki 20 metų, va čia kalbėjom apie socialinius ryšius, tai jeigu mūsų laidą galbūt žiūri jaunesni žmonės, tai turbūt nepamirškim dar paprasčiausių dalykų - mokymosi. Tai visgi mokymasis yra intelekto tas rezervas, tas kognityvinis rezervas, kuris susiformuoja tą bagažą, kurį mes, užkrauname, vadinkime, iki 18-20 metų, jis turi didžiulę reikšmę vėliau. Išgirdau porą temų. Viena iš jų tai kaip smegenys vis dėlto kuria tą mūsų elgesį ir paminėjot šiek tiek neurosiuntiklius. Jų yra daug, virš 40, kai kurie kaip dopaminas dalyvauja daugiau kaip 14 procesų. Čia mes dabar neurofiziologijos laidos nedarykim, bet ar mūsų klausytojai gali kažkaip patys prisidėti prie to, kad tas neurosiuntiklių balansas arba smegenų būsena būtų normali? Kas galėtų iš jūsų šiek tiek užvesti tą temą? Kokios aplinkos reikia, kokie veiksniai nulėmė, kad padaugėja dopamino, serotonino, arba to paties oksitocino, arba vazopresino. Daug čia aš noriu aš tą pasakyti. Gerai, jaučiu, kad daug kas nori pasisakyti. Tai vis tik, kaip įtakoti tą savo neurosiuntiklių balansą? Šiaip pradžią dar norėjau irgi papildyti dėl vaikystės. Nereikėtų vaikų laikyti šiltnamio sąlygose, nes dabar daug kas būna super tėvų, kur tik tai saugot, jokių, kad neparkristų nieko. Smegenys iš to mokosi, turi eiti vaikas, kristi, ropoti, viską patirti, kad jisai būtų daug atsparesnis vėlesniam laikotarpiui. O būtent apie kaip išsaugoti viską, tai pagrindinis dalykas yra fizinis aktyvumas. Tai čia labai visur atsispindi šitas dalykas, bet tai yra vienas svarbus dalykas, nes vaikam iki 18 metų rekomenduojama aerobinių krūvio, tai aerobinis krūvis tai būtų daugmaž plaukimas, bėgiojimas, viskas, kas širdies susitraukimas būtų daugmaž 70% nuo maksimalaus. Tai, kas yra maksimalus? Maksimalus, tai jeigu suskaičiuojant, tai 220 minus jūsų amžius. Ir tada iš proporcijos įsivesim, kiek turėtų būti jūsų pulsas atliekant tam tikrą veiklą. Tai vaikam yra iki 18 yra 450 minučių. Nuo 18 ir vyresnio yra 300 minučių. Tai čia 5 valandas į savaitę, tai yra ką veikti, ką galima padaryti. Lėtiniam lygom 150 gaunasi minučių. Tai jau šiek tiek mažiau, bet tai yra, kad palaikyti. O visas to, ką mes darom, tas fizinė veikla, aerobinis krūvis, ką jisai būtent daugiau gerina, tai širdies veikla ir gerina deguonies tūrį. Tai yra siejama irgi su ilgaamžiškumu. Ir būtent kuo didesnis aerobinis krūvis, kuo jis taikom, tuo įsiskiria BDNF-as, neurotrofinas, arba kitaip tariant baltymas, kuris yra atsakingas už naujų neuronų susidarimą, apsaugo esamus jungtis, stiprina ryšius, neurosinapses stiprina. Ir šiaip labai buvo toks įdomus faktas, kad mažas BDNF-o kiekis yra siejamas su Alzheimerio liga. Tai sutinkat, kad fizinis aktyvumas keičia tą neurosiuntiklių balansą ir kokių neurosiuntiklių padaugėja ir kaip mes pajuntam? Pasakykit man. Padaugėjo man kaktinių skilčių baltojoje substancijoje serotonino kiekis. Kaip aš tai pajusiu? Pagerės miegas, atsipalaiduosit, jausite mažiau nerimo, mažiau įtampos, fizinis aktyvumas. O kuo daugiau jausiu? Labai yra įdomu, nes dabar daugėja kaip tik tyrimų
šitiem atsakymam. Tai kokios veiklos daugiau išskiria ir kas nuo to. Tai jeigu kalbam apie serotoniną, tai tokia labiau siejasi su atsipalaidavusio ramios palaimos būsena. Man gera, kas aš esu, man gera su mano socialiniais ryšiais, man gera, kas aš, kur kaip. Tai yra visai kitoks jausmas negu dopamino. Dopamino jausmas yra azartiškas, aš noriu dar, aš esu užmotyvuotas, nes aš noriu laimėti, aš noriu pasiekti. Daug dabar apie tą dopaminą kalbama ir vieni jį prilygina laimės hormonui, nežinau, ar čia labai yra laimė, kai visas tortas man ir aš vienas sėdžiu su juo, aš noriu šventę švęsti ir torto dalytis, tai kiek kitokia laimė, tai jau labiau gal serotoniną pavadinkime laimės, tada ar oksitociną laimės hormonų. Ir fizinis aktyvumas, kai žiūrime intervencijas, kurios didina kaip neuronešiklių kiekį, tai skiriasi fizinio aktyvumo skirtingos rūšis, ką jos padidina. Jeigu tai yra atliekama pavieniui, tai neatneša tiek tų gretimų naudų, kaip atliekant grupėje. Atliekant išsikėlus kažkokį tikslą. Aš siekiu ir to tikslo pasiekiu. Tarkime, mes žaidžiame tinklinį prieš kitą komandą. Daug daugiau tos chemijos, nes ir tie bendri dar ryšiai išsiskiria. Tai sportuojant grupėje ne tik atnešama fizinio aktyvumo nauda, bet ir padaugėja tų socialinių elementų. Tai dabar vieną žiūrėjau, pernai metais išėjo apžvalga fizinio aktyvumo intervencijų depresijos mažinimui, pirmų numerių eina šokiai. Prieš vaikščiojimą, tai tas prisideda ir grupinis elementas, kad tu leidi su kitais žmonėm, kad tie judesiai yra spontaniški, nemonotoniški, nes tiek naudos bėgimas ant bėgtakio nesuteiks, kiek spontaniški judesiai erdvėje, ypač jeigu dar pridėsime koordinacijos elementus. Grupinės veiklos, kur kolektyviai patiriame nuostabą, išskiria ne tik dopaminą, bet ir oksitociną. Tai yra gera savijauta, ryšį kuriantis veiksnys. Ir dabar įvairios tos technikos, kaip mums čia reiktų tą žmogų labiau paveikti, tai žiūrim ne tik, kad jis sportuotų, bet kaip tai darytų su kitu ir dar visą tai jam būtų prasminga ir dar suteikianti džiaugsmą ir dar labiau įliejant į bendruomenę. Tai judama dabar su atsparumo temomis labiau nuo kaip man save tobulinti kaip žmogų, kas yra labai individualistinė vakarietiška perspektyva, labiau prie kolektyvistinių bendruomeninių, kaip tą žmogų įlieti, kad jis bendruomenėje tas veiklas veiktų, nes atneša, tas efektas jis būna kelis kartus didesnis negu po vieną darant. Tai labai labai įdomiai juda tas mokslas. Jau jūs paėjote toliau, bet aš vis dėlto dar noriu, taip sakant, uždaryti neurosiuntiklių, klausimą gal kažkam. Aš žinau, kad nemažas procentas visuomenės turi ir įvairiai išreikštą depresiją ir nerimą. Profesorių noriu paklausti, vis dėlto tai serotonino kiekis, jisai patogenezėje depresijos dalyvauja. Ar aš galiu kažkaip užsiimti galimos depresijos prevenciją kažkokiais būdais? Iš tikrųjų, to serotonino tai su maistu neprivalgysime, tiesą sakant, nors kai kas sako, čia gal papildas, bet taip, serotoninas labai svarbus nuotaikos palaikyme, normalios nuotaikos ir jo trūkumas dažnai yra viena iš svarbių depresijos cheminių grandžių, taip pat kaip ir noradrenalino trūkumas, ten daugiau yra cheminių medžiagų, kurios galimai dalyvauja depresijos patogenezėje, žiūrint iš cheminio taško. Bet ką mes galime daryti profilaktiškai, tai turbūt per visokias socialinės, emocinės veiklas bandyti skatinti šių medžiagų pakankamą kiekį, o gal tiksliau ir balansą, nes labai svarbu ne tik kažkokios medžiagos kiekį padidinti, bet nemažiau smegenims svarbus yra ir balansas, tai reiškia proporcijos tarp skirtingų neurologiškai aktyvių medžiagų, nes mes žinome, daugybė ligų atsiranda dėl to, kad vyrauja kažkuris iš čia minėtų elementų, medžiagų, kito trūkumas, o vienas santykinis perteklius sukelia problemas. Netgi apie tą patį dopaminą, kur kalbėjom, kuris, kaip ir motyvacija skatina ir taip toliau, bet ir jo trūksta, beje, sergant Parkinsono ligą, bet žinom ir problemas, kurios atsiranda, jeigu per daug užskatini dopamino kiekį, padidini,
atsiranda tas nuolatinio atlygio poreikis, žmogus. Priklausomybė, tada visokie kompulsiniai dalykai. Tai, pavyzdžiui, žmogus gali įjungti į lošimus, nes jis, patiria atlygį, malonumą visą laiką ir jam reikia dar. Tai, tam tikras, reiškia, gaunasi kaip narkotikas smegenyse. Tai čia apie serotoniną irgi, taip kaip pasakius, jo pertekliaus nereikia, bet kad jo kiekis būtų, iššūkiai dideli. Pavyzdžiui, vieno recepto pasakyti žmonėms, kaip palaikyti normalų serotonino kiekį smegenyse ir tokiu būdu, reiškia, veikti kaip ir prevencijai depresijos. Nežinau, galbūt ramui. O tai fizinis aktyvumas. Fizinis aktyvumas universaliai viską, tai be abejonės. Endorfinus vadinamosius ir... Fizinis aktyvumas didina dopaminą, didina serotoniną, reguliuoja noradrenaliną ir didina netgi skatina endorfinų išsiskyrimą, endorfinai slopina skausmą. Tai man reikia daugiau judėti. Mano nuotaika bus geresnė ir aš netgi būsiu mažiau jautrus skausmui. Taip. Bet aš norėčiau dabar kitą dar temą paliesti. Smegenys turi dar vieną išlikimo strategiją, tai yra dėmesys. Informacijos, ypač šiuolaikiniai visuomeniai, socialinėje aplinkoje yra tokia gausybė, kad nervų sistema taip greitai nesikeitė evoliucijos eigoje, todėl išrado gamta tam tikrą mechanizmą, kaip sudėlioti informaciją pagal prioritetą. Ir tas gebėjimas dėlioti informaciją, su kuria reikia dabar dirbti, ir vadinamas dėmesio mechanizmu. Bet aš noriu prie nūdienos prieiti ir tokia tema sveikų smegenų dienos planas. Aš turėčiau kreipti dėmesį į kažką kiekvieną dieną, kad toje dienoje būtų tam tikri dalykai, kurie padėtų išlaikyti nervų sistemos sveikatą ir vestų mane prie to ilgamžiškumo. Tai jūsų nuomonė, kas turėtų mano kiekvienoje dienoje būti, kad mano nervų sistema kuo ilgiau būtų sveika? Čia klausimas visiems, kiekvienas iš savo. Tai įprastus mes žinome, fizinis aktyvumas, pabuvimas lauke, pabuvimas su kitais žmonėm, galima trumpinti tą laiką ir daryti tarsi viename ir gauti per trumpesnį laiką visas tas naudas, bet kai mes pradedame pereiti prie šitų formulių, gaunasi daug tokio obsesijos ir savęs matavimo ir nežinau, ta kai visa diena tampa vien apie mane ir apie mano kūno ir jo poreikius, praranda prasmę toks gyvenimas. Tai čia turi būti tai ir noriu iš jūsų recepto, kad aš gyvenčiau įprastą, normalų, socialų gyvenimą, bet rinkčiausi tokius ar įpročius, ar tokį gyvenimo būdą, kuris mane stiprintų, mano nervų sistemą. Tai jūs jau paminėjot. Fizinis aktyvumas, reiškia, jo turi būti kasdien. Nereikia obsesiškai apie tai galvoti, bet reikia pajudėti. Dar jūs paminėjot socialinis bendravimas. Reiškia, aš esu socialinė būtybė, man reikia bendravimo, nervų sistema to reikalauja. Ko dar reikia mano dienoje, kad būtų? Aš tai, jeigu... Taip, prašau. Aš ką visą laiką galvoju ir kai su pacientais irgi kalbam, tai tiesiog turėti kažkokią tai rutiną, bet nebūtina, laikytis, kaip ir minėjau, kad obsesijos nebūtų. Užtenka pirmiau atsikelti, išeiti, jeigu galimybė į balkoną, saulės šviesos gauti, jau iš karto, jau emocija kitokia. Valgyti, rinktis normalesnį maistą, ne jokių ten transriebalų, pilno grūdo maistą, baltymus, angliavandenius, normaliai šitaip žiūrėti. Jeigu dirbam, tai duoti savo šiek tiek ir poilsio, jeigu tai leidžia darbas, šiek tiek atsitrūkti ir pailsėti, mintis ne apie darbą, jau gausis, jau atsipalaiduosit. Ir tada į vakarą socializaciją, kažkokių naujų dalykų mokymasis. Arba labai man patiko iš vienų kursų, kaip smegenim, kad irgi daugiau gauti tokio naujumo. Tai mes kaip lipam laiptais. Visi lipam vienodai taip pat, arba jeigu skubam ten 2 pakopam aukščiau. Pabandykim tiesiog šonu palipti, kitų šonu, arba vienai greičiau, lėčiau. Kuo įvairumą suteiksim gyvenimui, tuo bus neįprastos veiklos. Taip, kuo neįprasčiau, tuo bus smagiau. Ir svarbiausias yra dar
Jeigu yra galimybė, tai tiesiog kažkokio žurnalo dienoraščio užsirašymas, padėkojimas už ką esam šiandien dėkingi, tai arba kas įvyko, kad jau būtų toks nusiraminamas. Ir pats svarbiausias, aš manau, tai yra miegas. 8 valandų reikia miego. Pagaliau. Aš maniau, jau neišgirsiu. Čia svarbiausias dalykas. 4 valandų neužtenka. Visa ta minčių konsolidacija, visa tas, kad pasiruošimas kitai dienai būtina išsimiegoti. Gerai, išduosiu paslaptį, kad tiek mitybai, tiek miego sveikatai bus atskiros tinklalaidės, bet iš Daumanto išgirdau dar 4 dalykus, ką pridėjo jis. Atitinkama mityba, darbas, kitaip sakant, mes turime duoti smegenims darbo, arba kitaip sakant, naudoti smegenis pagal paskirtį. Bet paminėjai ir tokį dalyką kaip refleksija, tai ar dienoraščio rašymas, ar apmąstymas. Čia norėčiau profesionalų dar paklausti, tai vis dėlto, ką mano nervų sistemai duoda toks nieko neveikimas, kai aš tiesiog esu atsipalaidavęs, kai apmastau kažkokius dalykus, kas yra, žinoma, reta šiandien tarp mūsų, bet vis dėlto, kaip tai gali paveikti mano sveikatą nervų sistemos. Tai nėra nieko neveikimas, sakyčiau, taip, ta savirefleksija ar įvertinimas, kas nuveikta ir taip toliau, kam beje rekomenduoja iki 30 minučių per dieną, netgi skirti laiko mes tikrai dažniausiai tiek nesurandame, bet tai duoda smegenims naudos. Tai vienas dalykas, kaip ir reiškia, padeda sumažinti tas apsukas, stresą, sumažinti nerimą, pažvelgti, lygiai ir iš šono, tai gerina tą smegenų savireguliaciją, netgi galima sakyti tą cheminių medžiagų balansą, apie kurias mes ką tik kalbėjom, irgi padeda, nunulinti arba sureguliuoti į tą išeities optimalią būseną. Tai tiek emociškai, tiek smegenų sveikatos prasme tai yra svarbu, sakyčiau. Tik mes ne vienas to nepraktikuojame dėja, o reikėtų. Ramunė, ką Jūs manot apie smegenų darbą tuščia eiga, kaip automobilio, reiškia, pavyzdžiui, man tai reiškia laisvas bėgis. Variklis dūzgia, bet kaip ir nieko nedarau. Tai ar tai sveika ir kodėl tai sveika? Produktyvumas mums yra nauja. Viso laiko skirimas į darbą ir pramogas nėra mums natūrali būsena. Ir tos pauzės, jos yra reikalingos konsolidavimui, persitvarkymui, atsigavimui, išėjimui iš stresinės būsenos, kur nuolat norime sąveikauti su informacija. Jas mes pamirštame ir tam nieko neveikimui tikrai verta skirti daugiau dėmesio. Aš labiau norėčiau grįžti prie tos minties, kur įvairovė, kad judesių įvairovė, lipimas laiptais. Aš dabar kaip pati turiu vaikų, man labai gera žiūrėti, kaip gamta ateina natūraliai užprogramuovusi žmogų judesių įvairoviai, lipimui laiptais atbulai šonų, čiuožimui nuo jų ir kaip mes palaipsniui išmokstame tai, kas mūsų smegenim kenkia. Mes išmokstame sėdėk, nejudėk, nedaryk, o viskas, ko mes vaikus raidoje mokiname, tu ramiai, tu nedaryk, yra būtent atvirkščia, ką mes sakome vyresnio amžiaus asmenims. Tu lipk, tu eik, tu daryk. Ir kaip nuo pat mažumės mes formuojame sėdėk ir nieko nedaryk požiūrį į žmogų, o po to tikimės to atvirkščio, kad štai tu turėsi tą ilgaamžiškumą. Tai man labai patinka stebėti vaikus, kaip jie ateina ir nori visaip sąveikauti su tais ir bandau tą perimti. Bandau nedrausminti vaikus, kai lipa laiptais atbulai, aš bandau lipti kartu su jais atbulai, nes aš nuolat galvoju, kad tai yra gamtos pats atneštas neuroplastiškumas skatinantis mechanizmas, kurio reikia daugiau įtraukti savo gyvenimą. Aš dar, jeigu norėčiau šitą dar pridurti, buvo dabar neseniai toksai kaip tiesiog lengvas tyrimas. Paklausė žmonių, suaugusių, kaip jūs, dėl ko sportuojat, kaip ką, tai kad gražiai atrodyt, kad gerai jaustis viską. Ir tada vaikų paklausė tų pačių klausimų. Tiesiog noriu žaisti, noriu kažko išbandyti, kažko greičiau visko. Ir mes užmirštam kaip suaugę, kad nebūtina kažko kaip griežtai daryti. Tiesiog mėgautis reikia to judesio, tiesiog džiaugtis.
Visai pritardamas apie smegenų įvairovę, aš pasakyčiau dar, kad ir protinė veikla arba mąstymas arba kūrybinė veikla irgi turėtų būti nenuolatinė, neilgalaikė, nes smegenys dėja sugeba susikaupti ribotą ganėtinai laiką, ten tarkime valandą, na gal pusantros maksimum. Oi, profesoriu, jūs čia labai apie treniruotus akademikus. 5-20 minučių. Žiūrint kokio lygio, bet na jeigu net norime tekstą rašyti arba kažką, na tai reikia paskirstyti, rekomenduojama tokio gilaus susikaupimo ir mąstymo būsenoje praleisti nedaugiau kaip 2-4 valandas per dieną, o antrą paskirstyti blokais, nes puikiai patys žinoma, valandą pasidėjus intensyviai kažką, darosi galva tuščia, niekas nebesifiksuoja, nieko nebeprisiminom ir laikas tuščiai nueina. Taip, kad reikėtų daryti pertraukas ir skirti visai kitokiai veiklai. Pavyzdžiui, fizinė veikla būtų puikus smegenų perkrovimo būdas. Ir greitas, ir efektyvus. Ir vėl galime grįžti prie tos veiklos. Taip, pritariu. Yra publikacijų, kurios sako, kad jeigu norim veiksmingai pailsėti, tai reikia kardinaliai priešingą veiklą užsiimti, negu ką tik užsiėmėm. Tai reiškia, po sukaupto dėmesio prie kažkokios ataskaitos nepailsėsim skaitydami knygą. Arba skrolindami telefoną. Taip, na, čia skaitmeninės technologijos dar viena tema, bet iš tikrųjų pabandykim nepamesti siūlo galo. Taigi sveikų smegenų dienos planas jau mes turim labai nemažai. Vienos rankos piršto neužtenka. Tai aš turiu, reiškia, pajudėti, aš turiu turėti bendravimo, kažkokioj nestresą keliančio aplinkoje, bet kas mane įtraukia ir man malonu. Aš turiu galvoti, ką valgau, aš turiu duoti smegenims darbo, kitaip sakant, protinės veiklos. Taip pat aš turiu skatinti tam tikrą neuroplastiškumą, mokydamasis vis naujų veiklų, kaip ėjimas šonų laiptais, kopimas ir taip toliau. Ir taip suprantu, pritarėte, kad geriausiai nervų sistemą skatina tie fiziniai veiksmai, kurie turi prasmę ir paskirtį. Ne mechaninis kartojimas kažkokio betikslio judesio, tas pats bėgimo takelis yra mažiau veiksmingas, negu kad tas pats žingsnių skaičius atliktas kažkokiu tikslu, kažkur nueiti, kažką nunešti arba kažką pasiekti. Ką dar mes paminėjom be įvairovės? Man tai skamba, kad reikia žaidimo. Kada paskutinį kartą žaidėt? Žaidimai, šokiai, muzika, dailė, ką nori, pagal savo pomėgius. Ir šitas eina kartu su klaidom, nes tą neuroplastiškumą skatina klydimas. Ir mes labai bijom klysti, mes labai bijom pradėti kažkokią veiklą, kaip suaugęs žmogus, ko aš gyvenime nesu daręs, bet visa ta nauda ir ateina iš klaidų. Mes Daumantai su tavim kalbėjome, kad žymiai lengviau atlieka tą patį pratimų skaičių pacientai gydomi kineziterapijos programa, kai jų tas judesys turi kažkokį tikslą. Gal tu savo praktiką gali pasidalinti? Kaip tu motyvuoji, kokį ten žaidimą darai, kokie bonusai būna lygiai? Šiaip būna, turim tokį kaip bėgtakį ir yra ekranas ir ten yra tiesiog ėjimas. Tai pacientam, kurie, tarkim, yra po protezavimų, klubo kelių arba kažkokių traumų, kur tu bijai duoti krūvio tai pažeistai pusiai. Ir tiesiog nežinai, kad tau skaudės. Jungus tą žaidimą, jo tikslas yra eiti ir yra ten tam tikri lygiai, bet yra kliūtis. Tai turi, tarkim, pereit kliūtį arba yra apeit kliūtį. Ir kai jisai susifokusuoja būtent į tą atlikimą, kaip nueiti, pasiekti finišą, jisai net nepastebi, kaip duoda krūvio pažeistai pusiai. Ko ir aš norėčiau iš savo pacientų, kad nebijotų to judesio, nebijotų to apkrovos, kurios reikia būtent. Ir tai labai lengvas ir patogus būdas apgauti smegenis, kad čia visgi galima duoti krūvio tai kojai, ko dažniausiai žmonės bijo, nes bijo skausmą. Taip, yra apsauginiai mechanizmai, kuriuos reikia labai būti valingam, kad tu save priverstum. Tačiau žaidimas įtraukia, suteikia tam tikrą judesio prasme ir tada tam žmogui žymiai lengviau atgauti funkciją. Dar praktinių, pavyzdžiui, savo patirties. Dar viena yra forma, kuri tinka bet kokio amžiaus žmonėm. Tai dalyvaukite protmūšiuose. Pavyzdžiui, mes, neurologai, turim komandą, dalyvavom auksinio proto komandiniam žaidime. Kiekvieną antradienį vakare renkamės komandinis žaidimas. Kognityvinė treniruotė, emocinis pasitenkinimas, socialiniai ryšiai,
nieko iš esmės nekainuoja ten, bet iš tikrųjų teikia didelį malonumą ir smegenims puikiai mankšta. Puiku. Tai žaidimai įtraukiam į sveikų smegenų dienos planą. Pliusą, profesorius Danas. Choras arba šokai. Bendros kažkokios veiklos. Gal ir dainavimas, ne tik šokas, dainavimas, dailė. Taip, šokiai ar sportas, komandinis, taip toliau. Na ir dar į tą sąrašą turbūt jau įtraukime, nors ir bus kita tinklalaidė miegui skirta, bet miegas. Negalim šitos temos nepaliesti, o po to perėsim prie skaitmeninės aplinkos poveikio, šiuolaikinės aplinkos poveikio smegenų sveikatai. Bet dar noriu priminti, kad ilgamžiškumo pasas tai yra tinklalaidė, kurios tam tikrose dalyse jūs pamatysite QR kodą, kurį nuskenavę galite prasisiųsti į savo telefoną tam tikrą formą, ir kurioje jūs galite atžymėti, užsirašyti tam tikrus patarimus išgirstus iš profesionalų. Ir tai yra jūsų pasas, tai yra unikalus dokumentas, kuris tinka tik jums, jūsų ranka įrašyti veiksmai, kuriuos jūs galite panaudoti ir tokiu būdu stiprinti savo sveikatą. Tai grįžkim prie labai rimtos temos, nervų sistemos sveikata ir miegas. Kodėl toks svarbus smegenims yra miegas, kaip jūs galėtumėt pasakyti? Iš neurobiologinio taško didelė klaida manyti, kad miegas yra nieko neveikimas, pasyvi būsena. Tai nepaprastai svarbus procesai vykstantys smegenyse, bei aktyvūs procesai. Tai yra nereikalingos informacijos atrūšiavimas ir atmetimas, reikalingos informacijos konsolidacija ir atidėjimas ilgą laiką atminti. Be to 10 metų senumo naujiena, 2013 metais maždaug atrasta limfatinė sistema smegenyse, tai toks kaip ir limfagyslių analogas smegenyse. Trumpai tariant, tai būdas per smegenų skystį smegenims apsivalyti nuo nereikalingų, ypač proteininių medžiagų, tokių net kaip beta-amiloidas, kuris labai svarbus Alzheimerio ligos patogenezė. Pasirodo, kad būtent miego metu šis smegenų apsivalymo procesas vyksta intensyviausiai. Ir kai miego trūksta, tai ne tik, kad mes esame pavargę, sudirgę irzlus ir galvą skauda. Tai reiškia, kad ilgainiui mūsų smegenyse kaupiasi tai, kas vėliau gali sukelti netgi Alzheimerio ligą. Man įdomu klausimą čia palėtėt, profesoriau. Vis dėlto Alzheimerio liga tai yra viena iš demencijų, kaip žinom, turinti tam tikras fazes, bet klausimas paprastas. Miego ir Alzheimerio ligos ryšys. Višta ar kiaušinis? Ar pirmiausia sutrinka miegas, nebesivalo smegenys, kaupiasi jūsų minėti baltymai kaip tau baltymas ar beta-amiloidai, ar atvirkščiai? Nes yra nustatyta, kad Alzheimeriu sergantiems tikrai miegas yra sutrikęs, tai gal tai yra pasekmė? Ką mokslas dabar sako? Miego sutrikimai Alzheimerio ligos atveju taip būna iš tiesų, bet jie jau paprastai yra ne ankstyvos, o pažengusios ligos požymis, kai žmogus, tarkime, keliasi naktį ir eina į šaldytuvą ieškoti maisto ir valgyti. Tai taip, bet tai jau nebe ankstyvos ligos požymiai. Manyčiau, kad ką mes kalbame apie miegą kaip apie smegenų apsivalymo procesą ir papildomą riziką susirgti šią ligą, tai yra daugiau, gal vadinkim, prie priežasčių arba prie ligą skatinančių mechanizmų. O tie miego sutrikimai, kurie atsiranda sergantiems, jau yra vienas iš daugelio ligos pasireiškimų. Na, bet sutiksit, jeigu aš daugiau dėmesio kreipsiu į savo miego higieną, į savo miego kokybę, pavyzdžiui, miego gilumą, yra tam tikri veiksniai arba aplinkybės, kurios tą miego gilumą neigiamai įtakoja, tai aš pasirūpinsiu, kad sumažinčiau riziką Alzheimerio ligos. Ir ne tik ją. Tai žinoma, ne tik ją. Gerai, gyvenam šiuolaikinėje visuomenėje, šiuolaikinėje aplinkoje ir skaitmeninė erdvė yra kiekvieno iš mūsų palydovas. Tai galit pasidalinti, kaip galvojat, gerai tai ar blogai? Ką turėčiau daryti, kad išvengti neigiamo poveikio skaitmeninės aplinkos, technologijų turiu omeny, žydrųjų ekranų taip vadinamų ir taip toliau. Ir gal jos yra naudingos kai kuriais atvejais? Kaip galvojat?
Tai socialiniai tinklai išmaniųjų technologijų pagalba pasiekiami prasidėjo ir jų reklama kaip labai gero dalyko, nes padeda sujungti žmonės, palaikyti ryšius, ypač tiem, kurie yra toliau. Tai šitą funkciją jie atlieka, bet tuo pačiu pradėjo ryšiams kenkti. Jie pradėjo kenkti ryšių kokybei ir netgi turėdami tikslą sujungti, jie pradėjo labiau atitolinti žmonės, nes tas ekranas jis tampa įdomesniu už realų gyvenimą. Aš galiu ten iškart gauti pasitenkinimą, iškart gauti tokį turinį, kuris man labiausiai patinka ir dabar per algoritmus jau net pradedamos bendruomenės polarizuoti, kad kaip tik pirminis tas tikslas, kurį atrodo atneša naudą, jis pradėjo būtent tą dalyką kenkti, šalia to atsiranda ir įvairių kitų žalų, priklausomybės, dėmesio valdymo, labai tampa sunku sutelkti dėmesį ties kitom veiklom, kurios pačios nesikeičia, kad patrauktų mano dėmesį, nes dabar vis įjungiu vis naują dalyką, vis naują ir jis adaptuojasi prie mano norų ir tampa vis man labiau įdomesniu, tuo tarpu bendravimas, knygos, kitos visos mūsų darbas tokie netampa ir tas dalykas jis vis labiau sukelia priklausomybę ir labiau atitolina nuo kitų veiklų. Tai jeigu pradėjome kalbėti apie technologijas kaip apie naudą atnešančius dalykus, tai jau tas labiau tilsta ir mes daugiau kalbame vien apie žalas. Gerai, jūs paminėjot psichologinį lygmenį. Minit, kad ko gero pirma pradės tikslas buvo spręsti psichologinį poreikį žmogaus, pavyzdžiui, per socialumą. Bet, profesoriau, kaip fiziologinis lygmo, ar čia yra kažkokie duomenys, leidžiantis pasakyti vis dėlto kenkia, padeda, ar aš turiu kažkokias turėti gairias, kada galiu pradėti duoti savo vaikui technologijas? Ar taip nepakenks? Nuo ko tai priklauso? Fiziologiniu požiūriu taip, nes naudojantis per ilgai be pertraukos išmaniosiomis skaitmeninėmis technologijomis, smegenys yra nuolat tokios mikroaktyvacijos būsenoje. Jos visą laiką įsijungia, jos visą laiką ieško ir ypatingai dabartinės technologijos, kai keli ekranai vienu metu, nuolatinis srautas žinučių, kurios pastoviai praneša apie kažką. Žodžiu, jeigu gyventi šiame pasaulyje, tai iš tikrųjų smegenys tiesiog neturi kada kvėpuoti, kada ten nurimti, perkrovimas, lėtinis stresas nuolatinis, kortizolio jūra, kitų mediatorių mažai ir aišku, tai sukelia dėmesio fragmentaciją, po to sunkiau atsiminti, po to dar vienas aspektas, kad smegenys išmoksta to atlygio reikalauti vėl ir vėl. Kaip aš dabar išgyvensiu dar vieną dieną be telefono? Taigi didžiausia bausmė turbūt neretam mūsų jaunajam piliečiui. Tai ir tas užsėdimas ant tokios, vadinkim, skaitmeninių technologijų adatos, jis iš tikrųjų atskiria žmonės, panardina į visai kitą surrealybės pasaulį. Tas senas pirmųjų Nokia telefonų šūkis buvo connecting people, jungiame žmonės, tai čia dabar tikrai disconnecting gaunasi. Atjungiame žmonės, juos izoliuojame ir panardiname visai kitą pasaulį. Žmonės nebemoka bendrauti, žmonės ieško tik vėl ir vėl naujų įspūdžių, emocijų ir visa kita, bet ne gyvenime, o ekrane. Tai aš manyčiau, kad tas tikrai neigiamai veikia ir užtat ne viena šalis yra priėmusi reglamentus, kuriais riboja skaitmeninių technologijų naudojimą mokyklose, darželiuose gal netgi ir panašiai, nes tas nepadeda ugdyti žmonės. Žinot ką, jaučiu, kad pjaunam šaką, ant kurios sėdim. Filmuojam tinklalaidę, skaitmeninę kamerą, norėsim patalpinti socialinius tinklus, nešti gerąją žinią, o pasirodo, kad visa tai kenkia. Aš šaržuoju šiek tiek ir noriu, kad išprovokuoti Daumantą paprieštarauti čia dviems nuomonėms. Aš tikiu, kad kolegos turi ir pozityvių tokių, pavadinkim, faktų apie skaitmeninių technologijų poveikį, bet Daumantai, virtuali realybė, profesorius sako, mes patalpinom į kažkokią nerealią realybę. Virtuali realybė tavo darbe, gerai ar blogai? Naudojama? Gerai, jeigu
norim gauti šiek tiek geresnių rezultatų, tai daug yra žmogus pats labiau įsitrauks, jeigu tai yra virtuali realybė. Kitu, ar įdomiau, tarkim, paimti obuolį ar kažką iš viršaus pačiam, ar virtualioje realybėje tą patį paimti kažkokį kitą daiktą, tu jau kitaip interpretuosi tą. Gal ir įdomiau tiesiog. Taip yra įdomiau, bet jeigu kalbant apie tuos visus telefonus viską, visas jaunimas, tai Instagramas, Facebookas, visi pranešimai atėjo, daug stimulų ir man labai patinka viena citata, reikia dopamino šitos pasidaryti, kaip gavėnios laikotarpiu mes laikomės dietos, visus tos, tai lygiai tą patį su telefonais. Šiek tiek apriboti. Skaitmeninė detoksikacija. Jo, apriboti šiek. Nėra jisai blogas dalykas, bet reikia viską, kas saiku. Daumanto klausydamasis supratau, kodėl daugelį sporto salių bėgimo takai yra pastatyti prieš langus. Tikriausiai nuobodoka bėgti ar minti tą taką ir žiūrėti pliką sieną. Tai virtualios realybės, reiškia, pirmtakas buvo didelis langas į kokią nors gatvę ir stebėjimas žmonių, tuo tarpu pats sportuoji. Bet dabar Daumantas sako, kad virtuali realybė padeda ir ypač užmiršti ir apgauti smegenis, vengiant tam tikrų judesių, tos baimės, skausmo, kurio galbūt net ir nebūtų, bet mūsų smegenis saugoja. Bet grįžtant prie skaitmeninių technologijų, ar sutiksit, kad vis dėlto, kad jau taip nekritikuot visai jų, kad du čia dalykai yra svarbus. Tai yra laikas, kiek prie jų praleidžiam, ir turinys. Vis dėlto, ką mes ten darom. Galbūt gydomės, galbūt naudojam grįžtamą ryšį iš virtualios realybės sistemos, kuri mums pasako apie judesio arba kūno pusiausvyros balansą, ką mes turim koreguoti. Tai vis dėlto laikas, koks tas laikas yra optimalus, kiek, tarkim, pradėkim nuo vaikų. Netgi pradėčiau nuo to. Buvau uždavęs tą klausimą. Tai kada vaikui jau galima pirmą kartą duoti planšetę, mobilųjį ar kažką kitą? Pirmoji raida turi prasidėti, kaip evoliucija sustigavo, nuo motorikos ir sensorikos. Vaikas turi lipti, bandyti, išsičiupinėti kiekvieną savo galūnę. Jeigu 6 mėnesių vaikas jau gauna ekraną, jis neropoja, jis nekiša pirštukų į burną ir nuo šitos vietos tie elementai pakankamai gerai nesivyksto. Nuo kokio amžiaus galima duoti? Jeigu duoti nuosavą prietaisą su neribota prieiga, tai dabar yra tarp psichologų plintantis toks pasakymas, kad vaikui visus šitus vartus į tinklų pasaulį gali atverti tada, kada jis žino, kas yra priklausomybė, kas yra šita pornografija ir jis žino, kaip elgtis susidūrus su šita visa informacija. Tai mes nekalbam apie 4 metų vaikus. Mes labiau kalbame jau, tai dabar yra rekomendacijos socialinius tinklus atrišti, neribotą interneto prieigą atrišti nuo kažkur 16 metų. Tai, kai kurios valstybės jau riboja. Taip, ir jeigu mes žiūrime, kada priklausomybės labiausiai asmuo yra imlus, tai būtent tas amžius tarp 12-15 metų, kada internetui priklausomybė vystosi, kompiuteriniam žaidimam, pornografijai, socialiniam tinklam, šitų momentų prieiga tikrai turi būti ribota. Arba nesuteikiamas prietaisas su paskyra, arba ribojama galimybė susidaryti paskyrą, arba tėvai reguliuoja, kiek laiko prietaisas yra naudojamas. Jeigu mes kalbame apie aparatus su skambinimo funkcija, kas yra laikrodukai, kas yra tos senusios Nokijos, tai čia jau amžius gerokai mažėja, nes ten nėra tos prieigos prie visų tų neribotų interneto resursų, yra greit atsibosta tie dalykai, skambinimas ir žinutės. Tai čia jau labiau apie tokius kalbame, kad 9-10 metų vaikas jau gali tokį prietaisą turėti. Bet tikrai ne visas prieigas turintis išmanieji. Na, jau čia labai dramatiškai, Ramunė, taip jau nuo 4 klasės telefoną duoti. Tai dabar mes darėme apklausą vaikų darželyje prieš 24 metų rugsėjį. Mes ištyrėme vieno darželio 100 vaikų, tėvai užpildė daug apklausų, 10% 3-4 metų vaikų turi savo nuosavus mobiliuosius.
Būtent aš ir lenkiu. Taip. Link tokio amžiaus, ką Taip. daryti, nes šito srauto neužtvenksim. Ir kai mes žiūrime, kas yra tas labiausiai kenkiantis dalykai, tai yra ne pačio prietaiso buvimas namuose, bet neribota prieiga, kad vaikas turi savo nuosavą prietaisą ir jo gali naudotis naktį, gali naudotis neribotai, nieks nekontroliuoja turinio ir mes labiau norėdami tą įtaką valdyti, turi tėvai aktyviai įsitraukti. Jeigu jie duoda telefoną, tai turi būti nenuosavas telefonas, turi būti ribojamas laikas, turi būti ribojamas turinys. Geriausia yra nuosavo nepirkti. Iki kuo įmanoma vėliau, laikrodukus, telefonus galima nuo 1 klasių, bet jie turi turėti tik skambinimo funkciją. Supratau. Tai pritarėt, iš esmės, turinys ir laikas. Ir vienas ir kitas turi būti kontroliuojami, bet turbūt žmogučiui nelygų ir tas raidos, sakykime, etapas irgi labai sunku ten pagal gimimo datą nustatyti, ar ten 2 ar 4 metai, bet mano supratimu, kur tikrai nėra teigiamas poveikis skaitmeninių technologijų, kad jos, jau jūs ir kai kurie paminėjot, neskatina socialinių ir emocinių įgūdžių. Tai turbūt kriterijus turėtų būti, kad tas vaikas pirmiausia turi būti išmokomas bazinių, svarbių socialinių, emocinių kompetencijų ir tik tada galima spręsti dėl to, kiek ir kokiu turiniu jisai galėtų tas skaitmeninės technologijas turėti. Čia tiesiog yra labai tokia tema, nes labai ją dabar esu prisigilinusi, tai atsiprašau, kad aš užbaigiau visą kalbėjimo laiką, bet su ekranais tai nėra vien tik tai pats ekranas, tai yra mūsų ryšys su juo. Dabar ekranai yra naudojami nuraminimui vaiko. Vaikas neišmoksta pats nusiraminti. Jam, kad jis pavalgytų, jam reikia ekrano, kad jis užmigtų, jam reikia ekrano, kad jis nueitų į tualetą, jam reikia ekrano. Kad mama turėtų laiko. Kad nusiramintų pajutęs neigiamą emociją. Tai mes formuojame priklausomybę, nes mes tų neigiamų emocijų pajusime nuolat ir mums reikia išmokti sveikų būdų nusiraminti. Nes jei nebus ekrano, aš raminsiuos alkoholio, aš raminsiuos kažko, nes aš pats iš savęs nesugebu nusiraminti. Kita yra per tos socialinius ryšius, tai yra labai sunku suformuoti bendravimo gebėjimai, yra atliekami mūsų aukščiausių smegenų centrų, tai yra labai sudėtinga funkcija. Ir ji formuojasi, kai mums yra nuobodu. Kai vaikas guli ir jam yra nuobodu, jis ką išmoksta, jis kulviršį išmoksta susirasti draugų, o jeigu nuobodolių nebelieka, jeigu yra šaltinis, kur bet kada galiu gauti viską, kas man yra pats įdomiausia, ką man tų dalykų mokytis, ką man tai ugdyti. Tai yra sunkiai išmokstami dalykai, bet jie atsiranda iš nuobodolių ir reikia nuobodolių nebijoti. Gerai. O jeigu seniorų amžiuje, skaitmeninės technologijos, kas tai? Skatintinas dalykas, reikalingas dalykas, vengtinas dalykas? Aš tik ką pastebiu, kad dabar, kai atsirado ir dirbtinis intelektas, tai daugelis žmonių pirmiausia kreipsis į dirbtinį intelektą dėl kažkokios problemos ir spręsis taip, bet nesikreips pas specialistus ar pas gydytus. Pirmiausia, ChatGPT ir jeigu tada nieks neveikia, tada jau eis. Kur būtų pirmiausias pas gydytoją kreiptis, jeigu yra tikra problema kažkokia. Bet jeigu technologijas pačias, kompiuteris, telefonas, planšetė, tai seniorui gali kažkaip padėti, ar jam čia daugiau yra kenkiantis dalykas? Aš manyčiau, kad gali, nes manyčiau, kad seniorų tikrai jau mes, nebesugadinsime socialinių įgūdžių, nes jis jau turi, kaip sakant, jau jie seniausiai susiformavę, bet kurios naujos veiklos įvaldymas ar mėginimas tą daryti, tebūnie tai mokymasis dirbti kompiuteriu, arba kalbos mokymasis, arba kryžiažodžio sprendimas. Vyresnio amžiaus žmonėms tai yra labai teigiamas dalykas, tai yra kognityvinė arba pažinimo funkcijų treniruotė. Tai manyčiau, čia yra tikrai rimtų pozityvių dalykų šitoje veikloje. Abejočiau, ar senjoras dabar iš tikrųjų tiek pasiners į Instagramą ir kitus socialinius tinklus, kad jis jau nebekalbės su kaimynu arba kaimynė, arba nebeis į kitus užsiėmimus, kur gali eiti. Turbūt ne. Tai reikėtų atskirti ir pagal amžiaus grupės, kas galima ir kas negalima vaikui ir seniorui. Stresas. Gal vis dėlto turėtume paliesti temą, kas yra stresas, kodėl kartais jisai gerai,
kodėl be stresinės reakcijos, kurią kuria mūsų smegenys, mes negalėtume išgyventi, bet yra ir neigiamų pasiekmių ir mechanizmų susijusių su stresu, žalojančių mūsų nervų sistemos sveikatą ir bendrai visą sveikatą. Tai noriu nuo profesoriaus pradėti, gal mes paimkim fiziologiniam lygmenį tiesiog porą sakinių apie tai, kaip mūsų smegenys kūrė stresinę reakciją, kam jinai yra skirta. Tai trumpalaikis stresas yra neišvengiamas, būtinas mechanizmas, kuris padeda organizmui išgyventi. Kovok, bėk, grėsmės akivaizdoje turi mobilizuotis ir tai išsiskiria masyvus katecholaminų kiekis, kortizolio ir panašiai, kurie organizmą, kaip sakant, paruošia tai kovai, tai veiklai, kuri padės išgyventi. Bet visai kitas dalykas, kai kalbam apie lėtinį stresą, kuris tęsiasi ten mėnesiais ar net metais, kuomet tas tų pačių medžiagų perteklius ilgalaikis žaloja neuronus, skatina neurodegeneracinį procesą, veda prie pačių įvairiausių nervų sistemos ir ne tik, ir kitų organų ligų, nekalbant, kad žmogus negali susikaupti, negali įsiminti naujos informacijos, atgaminti jau užfiksuotos informacijos ir sugriūna apskritai visa jo gyvenimo kokybė. Ir sveikatos, ir emocinė, ir visokiausia prasme. Tai yra labai skirtingi dalykai, taip kad lėtinis stresas tai yra iš tikrųjų didelė rykštė, ypač šiais laikais. Tai girdžiu iš jūsų, profesoriau, kad yra, pavadinkim, stresas natūrali, gamtos duota reakcija, kurią evoliucija padėjo nervų sistemai susikurti, kad išspręsti momentinės situacijas, išvengti pavojų ir taip toliau. Ir tai mes vadinam kartais eustresu arba baltuoju stresu. Bet yra, kaip jūs ir sakot, nuo trukmės priklausomas dalykas, jeigu stresorius, kuris gali būti tiek fizinis, tiek psichologinis, neišnyksta iš mūsų aplinkos ilgiau negu tam tikrą laiką. Yra publikacijų, kurios rašo, kad jau 60-100 minučių trunkanti stresinė reakcija pereina į tą neigiamą distresą. Ir ypač jeigu tai užtrunka jau ir valandomis, dienomis, mėnesiais ir taip toliau, tai yra lėtinis stresas, kuris, kaip jūs sakot, žaloja. Tai čia fiziologinis lygmuo. Ramūne, kaip psichologinė viso to išraiška, kaip jūs vertinat tą stresą ir jo įtaką mūsų smegenų sveikatai? Tai, kai mes kalbam apie žalą, tai kalbam apie lėtinį stresą ir įvairios gyvenimo įvykiai ir demografinės grupės, kurios jo daugiau patiria, susiduria ir su trumpesnė gyvenimo trukme, ir su trumpesnė kokybiško gyvenimo trukme. Tai yra globėjai, prižiūrintis asmenis, kur reikia, tiesiogiai atiduoda savo sveiko gyvenimo metus. Sunkiai sergantį šeimos narį, turite omenyje, ir taip, ir su moterimis, kuo daugiau vaikų, kuo daugiau neišmiegotų nakčių, tuo dėja daugiau sveikų gyvenimo metų yra atiduodama. Tai tie asmenys, kurie patiria daug streso, įvairiai matome tą ir per gyvenimo trukmę, ir per ligų skaičių, kad kaip ir poveikis sveikatai yra, bet ką mes tai galime daryti, mes galime bandyti. Atsiprašau, prieš ką daryti, dar noriu patikslinti. Paminėjote, tarkim, slaugančius arba globojančius kažkokios žmonės tam tikrose situacijose, pacientus ar kiti iššūkiai psichologiniai, bet kokios profesijos jūsų nuomonė yra labiausiai stresinis? Šito aš tikrai neatsakysiu. Nerašo literatūrą? Viena yra, jeigu mes matuojame objektyvius žymenis, kita, jeigu matuojame subjektyvius žymenis, vienareikšmiško sutarimo aš neįvardinsiu. Ir čia tikrai nepateiksiu atsakymo, nes vienoj profesijoje vienas žmogus gali labai stresuoti, o kitas klestėti, tai čia irgi kitas dalykas, bet patys žmonės žino, kurie yra stresuoti savo darbe ir turbūt mes kalbame apie juos, kokios profesijos darbą jie atliktų.
Jeigu mes žiūrime demografinėmis grupėmis, daugiau streso darbe patiria hierarchiškai žemiau esantis asmenys, nuo kurių sprendimų mažiau kas priklauso, kurie jaučia, kad jie negali nieko pakeisti savo darbe, o toje darbovietėje kitas turėdamas sprendimo laisvę, jis nepatiria tiek daug streso, nes jis žino, kad dabar yra sunku, bet aš galiu pakeisti. Tai su stresu yra ir objektyvūs parametrai, ir labai daug subjektyvių parametrų, ir daug dirbdamas su pačiu asmeniu, su įveiko strategija, su jo požiūriu, galima tą ilgalaikio streso lygį pakeisti. Girdžiu iš jūsų, kad yra tam tikras individualus atsparumas stresui, asmenybės atsparumas, jau ne fiziologiniam, bet psichologiniam lygmenyje. Tai ta pati tema apie resursus ar ne, mūsų atsparumo. Bet vis dėlto, jeigu kalbam apie lėtinį stresą, iš kur man žinot, kad aš esu lėtinėme strese? Kaip man dažnai buityje šito suprasti? žmogus nelabai supranta, jis tik išėjęs iš tos situacijos pradeda suprasti, oi, kas buvo, bet tuo metu užsisuki tame rate, labai įdomiai veikia tas streso mechanizmas, išsiskiriančios visos tos medžiagos, nes atjungia mūsų aukščiausius smegenų centrus, kurie ir būtent yra ir už savistabą, ir už aplinkos stebėjimą, ir už išvadų darymą atsakingi. Ir tiesiog kartoji tą patį elgesį, nesugebėdamas išeiti iš to ratelio, nes... Patenki į ydingą ratą, ar ne? Nes mobilizuoja resursus į galūnes, kaip mes kovodam su stresu, pabėgdami, ką mums tos aukštosios protinės funkcijos, kai stresas. Tai dėja pats kūnas taip surėdytas, kad mums nepadeda tas streso momentu, tai to momentu būna gana sunku atpažinti. Tai aš girdžiu, kad streso situacijoje būdamas aš galiu įsivertinti, kad man sunkiai sekasi, pažintinės funkcijas paminėjot, tai sunkiai sekasi susikaupti, sunkiai sekasi atgaminti, ką jau žinojau, pavyzdžiui, egzamino metu, ar ne? Nėra labai pati maloniausia situacija, kai tave egzaminuoja. Tu sunkiau atsimeni, ką perskaitai ir taip toliau. Jeigu tu esi strese, tai pastebėdamas tokius požymius gali suprasti, kad kažkas yra vis dėlto negerai, galbūt labai stresuoju. Ir iš kvėpavimo, ir iš miego. Taip, tai čia ūmiaus streso metu, bet iš kur dar man suprasti, kad aš esu lėtinio streso būsenoje? Pavyzdžiui, Daumantas, žinau, domisi manualinė terapija. Tai manualinė terapija reiškia lieti, čiuopi pirštais. Ką tu jauti, jeigu žinai, kad žmogus stresuoja? Šiaip pagrindinis būna raumenų įtampa didesnė ir per vienus kursus labai man patiko irgi, kaip mes dirbam, tai tiesiog kažkur jo raumenys skauda, įtempta, bet tai nebūtinai gali būti dėl streso ar kažko, ar traumos. Gali būti fascija. Fascija, įsivaizduokit, kad maišelis yra dengiam raumenį ir visą kūną. Ir kas įdomu iš šito, fascinis skausmas, jisai daugiau siejamas su emociniu skausmu. Tai turėjau klientę, kuri paprasčiausiai ranką skauda kelti. Ir buvo atostogose, buvo labai daug streso. Ten buvo ir mirtis, esmė, daug streso, netektis buvo. Ir aš jau iš anksto buvau seniau dirbęs ir jau žinau, kad funkciškai jau padariau viską, ką galėjom. Ir per savaitę taip, kad grįžtas gal į tą patį, labai įtartina. Tai pabandėm fascinį atpalaidavimą ir pakalbėjom edukaciją, kad dėl ko tai galėjo atsirasti skausmas ir iš karto praėjo skausmas. Tai ką jaučia žmonės, kai emocinis daugiau streso, jie nepasakys, čia man skauda, jie pasakys, kad man kažkur sritį, dažniausiai parodys sritį, kur jau galim kažkokią indikaciją, kad tai gali būti su emocijom. Kur dažniausiai būna įsitempę raumenys streso metu arba tie pusiniai skausmai? Pagrindiniai pečiai visi būna užsikelti. Ir dėl ko tada atsiranda ir galvos skausmas, svaigimas, kai čia užspausta, čia silpna, tai kraujotaka normaliai neteka, tai tas yra problema jaučia. Kitaip sakant, kartais gali būti, kad pas gydytoją neurologą ateinu, man svaigsta galva ir skauda galva, o profesorius gali pasakyti, tau reikia susitvarkyti santykius šeimoje. Čia jau labai grubiai, bet šiaip dėl ko man patinka viena tokia kaip būdas dirbti su pacientais, tai gydyti ne diagnozę, su kuo ateina, o patį žmogų. Nes diagnozė neatspindės tai, ar tikrai būtent dėl to ir skauda.
Tai reiktų taip. Ir aišku, reikėtų, tam ir yra anamnezės, įsiaiškinti, dėl ko atvyko. Gal tai yra kažkur buvo netektis, gal tai kažkoks pereinamasis laikotarpis, skyrybos, naujo buto pirkimas, ir visi šitie. Ir reikia į visumą žiūrėti, o ne tik tai į tą problemą, kur atėjo. Reikia plačiau pažiūrėti. Kitaip sakant, šiek tiek pakalbėti, pabendrauti su žmogum, kad suprasti kilmę to, Taip. Ar ne, reiškinio, kurį užčiuopi, matai, arba kažkokią kineziterapijos diagnostiką naudodamas pamatai. Profesoriau, kaip pačiam? Aš iš tikrųjų paantrinčiau, kad dažnai pas neurologą ateina žmonės, kurie skundžiasi įtampos, tipo galvos skausmais, svaiguliu, lygsvaros koordinacijos neužtikrintumu. Kuomet tyrimai, atlikti instrumentiniai tyrimai, kažkokių nuokrypių smegenyse ar kitur nerodo, žmonės dar labiau sunerimsta, reiškia liga nenustatyta, iš tikrųjų tai gali būti susijęs su tuo pačiu ilgalaikiu stresu, nerimu, raumenų įtempimu, nes tas galvos suveržimas, kai sako žmonės, kad jaučia lyg šalmas uždėtas ir veržia galvą, tai mechanizmas vienas iš pagrindinių ir yra tų pačių raumenų, kurie nuo pečių juostos, nuo kaklo srities pereina ir į plaukuotą galvos dalį. Pertempimas, įtempimas. Ar tai tie vadinamieji įtampos tipo galvos skausmai? Taip, čia gali būti susiję. Taip. Jie yra 70% visų galvos skausmų yra būtent tokie. Ne visi jie susiję su ilgalaikiu stresu, bet didelė dalis tikrai taip. Ir dar apie pokalbį su pacientu, kas tikrai yra labai svarbu šiais atvejais, bandyti visgi pasigilinti, dėl ko taip yra, bet ne visuomet aiškiai pavyksta išsiaiškinti kažkokį tai mega traumuojantį vieną įvykį. Iš tikrųjų nebūtinai. Tas ilgalaikis lėtinis stresas gali būti ir dėl paprasčiausių kasdienių dalykų. Tai yra nuolatinis nespėjimas, nuolatinis laiko trūkumas, nuolatinė emocinė įtampa darbe, pernelyg didelis išreikštas atsakomybės jausmas, kai esi atsakingas už visą pasaulį. Aišku, žmonės mes skirtingi esame, skirtingai reaguojame. Arba tiesiog saugumo jausmo stoka gyvenime, namuose, kolegų tarpe. Ačiū Daliau, iš tikrųjų tokią mintį dabar man sužadinot, kad turim paminėti ir perdegimą. Kas nors susidūrėte su perdegusiu žmogumi? O gal, nelinkėčiau, bet gal teko ir išgyventi tą būseną? Gal taip asmeniškai tokio labai aiškaus perdegimo dar nenorėčiau, bet tai koreliuoja su krūviu. Kuo daugiau turi pareigų, įsipareigojimų, tuo labiau trūksta laiko, reiškia vėlgi atsiranda jau ir tie požymiai, kurie primena perdegimą. Aš manyčiau, bet pacientų tai daug esu turėjęs. Manyčiau, čia COVID laikas buvo, kai tikrai didelė dalis medikų tiesiog buvo be abejonės perdegę, todėl kad, nežmoniškas, niekad nepatirtas krūvis, čia dėl objektyvių priežasčių vedė prie to. Bet ir šiaip užtenka situacijų, kai darbo apimtis didėja, darbas intensyvėja, o mūsų resursai tai nelabai keičiasi. Kągi, tai tą temą mes galbūt paliksim kitom tinklalaidėm. Galiu tik paminėti, kad psichologai, psichoterapeutai mini bent 12 žingsnių arba laiptelių į perdegimo sindromą. Ir jeigu kas nors įsivaizduojate dabar laiptus į viršų, tai įsivaizduokit laiptus į rūsį. Ir tie laipteliai yra vis gilyn ir nuo tam tikro laiptelio pats savo jau ir padėti negali, jau reikia ir specialistų pagalbos, bet tai, ką profesorius paminėjo, tai iš tikrųjų yra paaiškinama ypač naujo darbuotojo, bet ir šiaip darbuotojo, pirmas laiptelis noras parodyti, kad galiu daugiau. Iš kur atsiranda laiko trūkumas? Todėl, kad padarau antrą klaidą, galvodamas, kad noriu parodyti, kaip galiu daugiau ir geriau dirbti, aš padarau klaidą, kad manau, kad geriau dirbti yra daugiau dirbti. Tada pradedu kažką aukoti. Nes ką reiškia daugiau dirbti ir daugiau valandų praleisti darbe, tai reikia kažko atsisakyti. Kas yra nuo tokio lengviausia atsisakyti, tai kas nuo manęs priklauso. Mano asmeninis laikas, mano asmeniniai ten įpročiai, kažkokie tai hobiai ir taip toliau. Ir paskui jau prasideda dalykai, kuriuos pradeda pastebėti kiti. Tai yra dar šitoj tinklaladėje besiformuojantis toksai paprotys, kad svečiai
pasidalina po 2 patarimus, kurie padėtų atitinkamos temos tinklalaidėje savo kažko padėti. Buvo širdies kraujagyslių sveikatos tema, turėjom tam tikrus patarimus iš svečių. Tai dabar aš noriu jūsų paprašyti, kad jūs pasidalintumėte po 2 tipų patarimus, kad kuo ilgiau išsaugoti sveiką nervų sistemą arba sveikiems smegenims. Tai vienas, ką daryti, o kitas, ko nedaryti. Galite ir daugiau, jeigu ateina į galvą. Tai pasidalinkit, prašau, kokie būtų patarimai, kad žmonės nuskaitę QR kodą ir turėdami tą formą, ten yra langas, kur gali įrašyti patarimus. Tai vat, kad jie turėtų ką ten įrašyti, kad būtų prieinama, praktiškai panaudojama, ką jūs patartumėte? Na, galiu galbūt aš pradėti, nes apie vieną dalyką aš galvoju daug, mane labiausiai domina tęstiniai, longitudiniai tyrimai, kurie žiūri gyvenimo eigoje ne tik ligas, bet laimę gyvenime, nes vieni gali būti laimingi ir su ligomis, kiti nelaimingi ir be jų. Tai vienas dalykas labiausiai sprendžiantis bendrai laimę gyvenime ir pasiekimus yra saviveiksmingumas. Tai visais būdais bandykime išbandyti kuo daugiau dalykų ir bandykime kurti požiūrį į save kaip į veiksmingą žmogų. Tas gal labiau galioja auginantiems vaikus ir suteikti jiem iššūkių, kad jie patys imtųsi iniciatyvos ir patys imkimės, nes tik imdamiesi iniciatyvos mes galime suvokti save kaip kažką sugebančius, o tikriausiai ko nedaryti reiktų, tai neužsisukti toje ruminacijoje, kur nuolat prisimename nesėkmes ir blogus dalykus ir apie juos daug galvojame, nes tai tiesiogiai veda prie tolyn nuo to saviveiksmingumo, į kurį norėtųsi kuo daugiau žmonių nukreipti. Ačiū. Čia noriu pasitikslinti ir gerai supratau, gal ir kiti norėtų patikslinimo saviveiksmingumas. Tai ar teisingai suprantu, kad tai yra savybė, kurią gali ugdyti save stumdamas iš komforto zonos? Viską nors nedidelio naujo. Kažkur, kažkada aš turiu naują sprendimą priimti, pasirinkimą padaryti, įgūdį įgyti. Tai yra subjektyvus dalykas, tai nėra objektyvus, nes tai nepriklauso tiek nuo žinių, kiekio ir koks tu esi daug visko darantis, tai yra tavo tikėjimas, kad tu gali daryti dalykus. Ir, ar tai žinoma, yra savivertė tam tikra? Savivertė yra, kad aš esu vertingas. Čia yra turbūt kitas dalykas, bet tai, kad aš galiu keisti dalykus. Ir kad aš nebijau to daryti. Tai vat, per įsitraukimą mes galime keisti tą požiūrį į save. Tai nereiškia, kad aš tapsiu labai daug visko galinčiu, bet tiesiog išbandydamas naujus dalykus, aš pradėsiu save suvokti, kaip galinti formuoti savo gyvenimą ir aplinką individą. Tai ką man kiekvieną dieną daryti? Išbandyti kažką naujo. Kažką naujo. Ir nekelt savo per aukštų lūkesčių ir leisti savo klysti, nes tik iš to atsiranda augimas. Ir antrasis jūsų patarimas, ko nedaryti, tai nebūti tame, kaip jūs... Gebėti atpažinti virimą negatyviuose mintyse. Anglai turi gražų žodį ruminuoti, ką reiškia karvės atrajojimą, vėl ir vėl ir vėl apie tą patį negatyvą, vėl galvoju. Liautis galvoti apie tai, ką kažkas pasakė vestuvių metu. Ar patirta nesėkmę prieš savaitę, ar dar kažką, atpažinti tos momentus, kada aš užsisuku ruminacijoje, nes jie man kenkia užmigimui, jie man kenkia gyvenimo laimiai ir bandyti aktyviai to nedaryti. Gerai, supratau. Ačiū. Profesoriau Daliau. Daug gerų dalykų, kuriuos norėtųsi palinkėti, bet jeigu vis tiek reikia apsiriboti kažkuo, tai mano galbūt palinkėjimas būtų klausytojams, kad kiekvieną dieną raskite bent minimum valandą laiko savo maloniai veiklai. Geriausia, kad ta veikla būtų kartu su kitais žmonėmis. Dalyvavimas kažkokia ten, į koncertą, į protmušį, į užsiėmimą nueiti kartu, žodžiu. Aišku, ir pats vienas gali tuo užsiimti, bet geriausia kartu su artimais, mielais žmonėmis. Bent valandą laiko. Kasdien. O ko nedaryti?
Na, labai patiko kolegės Ramūnės pasakymas, kad netrajoti savo neigiamų emocijų ir patirčių. Na ir lėtiniam tokiam ilgalaikiam stresui nepasiduoti. Daug dalykų, kurie mūsų neigiamai veikia, bet išmokti paleisti juos kuo greičiau. Nu, jie įvyko, jų nebesugrąžinsi, nesuksi viskas, užmirštam. Paleisti stresorius, tiek psichologinius, tiek fizinius, psichologinius. Ačiū. Daumantai, kokie Man paties patarimai? labai patiko Ramunės visi pasakymai, bet aš ką palinkėčiau, žmonės labai susikaupia į tą, kad turi gerai padaryti, tai kažko, tai mano patarimas, darykit tą, ką jūs norit, sportuokit, nebijokit klysti, nebijoti svarbiausio judesio. Jeigu skauda, tarkim, lenktis, tai lenkitės iki skausmo arba ieškokit pozicijų, kur gali tą lenkimą padaryti. Svarbiausia nebijoti, nes kuo daugiau išjudinsim, tuo mažesnis skausmas, tuo geriau jausimės. Tai mano būtų patarimas toksai. O ko vengti, net nežinau, mano gal irgi koreliuosi tuo pačiu, tai kad per daug neužsibrieš nepasiekiamų dalykų. Nes kuo daugiau užsibriešiu, kur nori visiškai nebeskaudėtų, šiandien noriu, kad neskaudėtų. Per šiandien negali to padaryti, bet per kelis ilgą laiką tu gali pasiekti tą. Tai neužsibrieš per daug, ko negalim pasiekti per trumpą laiką. Kitaip sakant, aš girdžiu, kad tai kalbam apie tikslus, ar ne? Kad savo kelti tikslus kažkokius realius. Ir taip suprantu, paties praktikoje lygiai taip pat yra keliami tam tikri tikslai, kalbantis, tariantis su pacientu, tai kad tie tikslai būtų pacientui pasiekiami, ne per daug tolimi, kad nes demotyvuoja. Tai aš kaip savo praktikoje dirbu, tai mano tikslas yra žmonių, kad žmogus pats pasakytų savo žodžiais, ko jis nori iš manęs, iš ko aš šitą užsiėmimą. Ne tai, ko aš noriu iš jo, bet ką žmogus. Užsibriešim tikslą, kad šiandien noriu išsiaiškinti, dėl ko skauda. Ties to dirbė ir tu gali tada daugiau gauti geresnį rezultatą. Jau žmogus tada žinos, kad taip, jis gilinsis į mano tą problemą. Gal iš to gausiu kažkokį teigiamą ryšį, teigiamą atsakymą, sužinosiu, dėl ko skauda. Ir jau taip toliau tęsis kitaip darbas, vystysis. Tai štai, gerbėmieji, tikriausiai sveikų smegenų dienos planas prasideda nuo tam tikro sąmoningumo. Ir naudokimės tuo, ką gamta davė, tai yra dėmesys. Atrodytų, mes čia dabar aptarėme labai žinomus, visiems girdėtus dalykus, tačiau kas jūs taip apgavo, kad jeigu jūs nekreipsite dėmesio į savo, pavyzdžiui, draugus, kad jie neišnyks iš jūsų gyvenimo. Jeigu jūs nekreipsite dėmesio į savo mitybą, jūs turėsite tam tikrą rezultatą, kuris jums nepatiks. Jeigu jūs nekreipsite dėmesį į kitus savo įpročius, vėlgi turėsim tam tikras pasekmes. Taigi sąmoningumas ir dėmesys. Ir jau išvardinom labai nemažai, bent 7 sveikų smegenų dienos plano elementus. Galim pakartoti dar kartą? Nuo miego ar nuo ryto pradedam? Taip, tai nuo ryto. Tai fizinis aktyvumas ar ne, galvojam, ką šiandien valgysim, ne perdėtai, ne įkrisdami į obsesiją ar dar kažką, bet vis dėlto turim galvoti, kaip mūsų mityba įtakoja tam tikrus rizikos veiksnius. Nes nuo mitybos priklauso iš karto metabolinis sindromas, padidintas kraujospūdis, visą tai turi pasekmes nervų sistemai ir mes šitą dalyką galim keisti. Turim duoti smegenims darbo, kad jos padirbėtų tam, kam jos yra skirtos. Su atokvėpiais? Taip, turim duoti smegenims laiko padirbėti laisvą eigą, tai iš išorės gali atrodyti, kad nieko neveikiame, o iš tikrųjų reflektuojame, darom tam tikras asociacijas tarp turimos informacijos, žiūrim, kaip kūrybiškai ją galim panaudoti. Reikėtų kasdien kažką padaryti malonaus, kas prilygtų žaidimui. Reikėtų įmanomai pasirūpinti savo socialiniu bendravimu. Kartais pasakau nelabai galbūt populiariai, bet savo socialiniu bendravimu reikia pradėti rūpintis ne kai tavo 80 ar 90.
turbūt Daumantui pats metas galvoti, su kuo jis bendraus, kai jisai bus senjoras ir kad nesakytų, kad nėra su kuo bendrauti. Aišku, turim pagalvoti, ar lengva su mumis bendrauti. Ar su mumis bendrauti yra malonu, nes ir mes esam tos socialinės aplinkos dalis. Kas dar, ko nepaminėjau? Iki miego dar nepriėjau. Jau 6 pirštus užlenkiau. Tai gerai, tai miegas būtų 7, kaip ir įgyvendinom. Ilgiau niekas ir neatsimins, jūs žiūrėjote tinklalaidę Ilgaamžiškumo pasas. Susitiksim sekančiose. Ačiū. Ačiū Jums. Ačiū. Ačiū.